per šį užtemimų sezoną ir tiek Saulės, tiek Mėnulio užtemimus bus svarbus du kanalai. Tai vienas yra svarstyklių ir avino kanalas, o antras jų yra jaučio ir skorpiono kanalas. Tai tarytum esam ant kvantinio šuolio ribos, ant kvantinio perėjimo ribos, kuomet vėlgi, ar ne, tas ieškojimas savo balso, savo drąsos, ryžto ir valios eiti savo kažkokio vidinio balso vedama linkme, kryptimi, kovos su materijos ir poreikio, ar ne, žmogiškam komfortui, materialiam saugumui, stabilumui, aiškiam ar ne vertybių žinojimui ir tiesiog poreikio būti aprūpintam, pavalgiusiam ar neišsimiegojusiam. Tarp visų šių aspektų vyks kažkokia tarytum kova, įtampa. Ir tarytum žmogus, kuris nori atrasti save, turės galbūt ne tai, kad kažką paaukoti, bet suvokti, kad pinigai jau tiek nebenupirka. Kad pinigai pamažu praranda savo vertę. Kuomet norisi save atriboti nuo proto, nuo astronominių, astrologinių skaičiavimų, man patinka simbolika. Ir šįsyk tiesiog norėčiau pasidalinti tų laipsnių simbolika, kuriuose vyks spalio 14 Saulės užtemimas ir spalio 28 dieną Mėnulio užtemimas. Taigi Saulės užtemimas palies svarstyklių ženklą ir be abejo kanalas yra bendras su avinu. Taigi yra avina, ne? Sabienų simbolių orakulas svarstyklių 22 laipsniui yra suteikęs šią reikšmę. Tai berniukas, leidžiantis paukščiams gerti iš fontano. Prieš pradedant gilinti šiek tiek į šį laipsnį, priminsiu, kad kiekvienas, ar ne, tai Saulės užtemimas, ar tai Mėnulio užtemimas, na, jie visuomet užims tam tikrą svarbę vietą žmogaus astrologiniam rate horoskope. Ir tai bus tam tikra zona, kuri bus šiek tiek išjudinta, ar ne, šių galingų, na, relatyviai galingų energijų, ar ne, kiek jinai bus galinga būtent žmogui, na, mes negalim ar nepasakyti, neišstudijavę, na, ganėtinai rimtai astrologinio žmogaus rato asmeniškai, tačiau vienaip ar kitaip tai yra tam tikras energijų susibūrimas, kuris nenori įtaką daro didesnę. Tai šįsyk 22 svarstyklių ženklas užims Saulės užtemimo poziciją. Ir šis berniukas, kuris leidžia gerti iš fontano, jisai simbolizuos rūpinamasi mažesniu už save, ar ne? Visgi paukštelis jis yra
trapesnis fiziškai, bet kas ten žino, galbūt ganėtinai išmintingesnis ir prasmingesnis nei kad didelis žmogus, ar ne, didelis žmogaus kūnas. Ir vat išmokimas rūpintis silpnesniais už save, jisai žmogų gali kažkur greičiausiai labai didingai nuvesti, ar ne? Šis laipsnis visuomet kalbės apie tam tikrą pareigą. Visgi jį valdo mokytoja planeta, tokia gyvenimo pamokų mokytoja planeta Saturnas. Ir labai labai aiški žinutė šio Saulės užtemimo, kaip aš ją sugebu skaityti, tai yra ta, kad žmogus, kiekvienas asmeniškai turėtų nebijoti prisimti tos atsakomybės, kurią jis mato, kad jis yra pajėgus prisimti. Bet jeigu yra kažkoksai tais ar ne pasiteisinimas, kuris, pavyzdžiui, kyla iš silpnybės, ar ne, kad tingiu, arba nepasitikiu savimi, tai yra ta pati silpnybė, arba kad kam to reikia, ar kad tai yra per mažai peno atnešantis indėlis. Tai visa tai lieka tik tais žmogaus silpnumo išraiška, kuri ir pasiteisinimais, kurie bando atsiriboti nuo atsakomybės, kuriai prisimti žmogus yra šiuo metu budinamas, kviečiamas prisimti. Ir dar keletą sakinių iš šio simbolio, tuoj paskaitysiu. Labai aiški žinutė, jog vaiko ir paukščių ryšys kalba apie spontaniško, naivų vienas kito supratimą dvasios lygmenį. Tai dvasinis prisilietimas prie švarių jausmų. Ir tai, kas gauta iš begalinio, gali būti suteikta turinčioms pabaigą būtybėms, kurios to trokšta. Ir žmogui nereikia negailestingai ir godžiai naikinti gamtos. Jis gali paversti ją nuostabiu sodu, kurių fontanai privilioja paukščius. Taigi šis simbolis kalba apie begalinį rūpestingumą, kuomet žmogus turi daug galimybių, ar ne? Ir žmogus iš gamtos, jisai gali, ar ne, jis iš gamtos gali padaryti šiukšlyną, arba jisai iš gamtos gali padaryti sodą. Lygiai tas pats su žmogaus vidiniu namu, ar ne? Žmogus savo vidinį namą, kaip jis jį bevadintų, jis gali tiek priteršti, kad tas vidus net jam pačiam smirdės, ar ne? Ir tai nori, nenori manifestuos į išorę. Tai, ką žmogus daro, kokie jo poelgiai, kaip jis atrodo, ar ne? Ir lygiai taip pat tą vidinį namą žmogus gali taip išpuošti, kad jis spinduliuos tokią energiją, kuri privilios kitą gražią energiją, ar ne? Kaip kad išpuoštas sodas, jame įrengtas nuostabus vandens šaltinis, ar fontanas, ar upelėlis, ar balytė maža, ar ne, kuri nuolatos palaiko gyvybę, vandenį, privilios kitas dvasias, nuostabes, paukščius. Tai į manifestaciją, ar ne, tai pusiai metų, vėlgi tai yra to ryšio su savo vidiniu namu paieškoms. Ir nebijojimui prisimti atsakomybę, kuomet matom, kad mes galim įnešti didelį indėlį, o save teisinam tik tais savo silpnybėmis. Ar ne? Ir po spalio 14, ar ne, iš šio laipsnio, šio simbolio įeisim, ar ne, jau turbūt daugelį girdėtą
užtemimų koridorių, ar ne, iki kol įvyks mėnulio užtemimas. O mėnulio užtemimas aktyvuos kitą kanalą. Tai bus Tauro ir Skorpiono kanalas. Ir tiksliau, tai mėnulis ar ne atsidurs Tauro ženkle ir užims jo 6 laipsnį. Ir vėlgi Sabieno orakulas čia turi savo labai aiškę žinutę, kurią įvardina vienu sakiniu pirmiausiai taip. Tai virš tarpeklio kabantis tiltas. Ir šį laipsnį valdo Plutonas, ar ne? Tai vėlgi skorpioniškos energijos valdovas, ar ne? Pagrindinis valdovas. Tai vėlgi, ar ne? Labai aiškiai aktyvuotas šis Tauro, Jaučio, ar ne? Ir Skorpiono kanalas, 2 priešingi poliai. Skaitykim toliau. Tai ką jisai reiškia? Tai reiškia grupinę kooperaciją. Žmogus išgyvenęs netektis ir vienatvę, kolektyvinėje veikloje gali rasti naują savo emocinio gyvenimo substanciją. Visos didžiosios evoliucinės užduotys reikalauja nugalėti fundamentalius sunkumus. Reikia žengti žingsnį į priekį. Nors po kojams praraja. Tai jau ne asmeninė tuštuma, o žemės atskirtis, kurioje turi įvykti žmogaus evoliucija. Tiltas turi būti pastatytas kolektyvinio proto arba visuomenės jėga, kuri remsis praeities palikimu, kad nugalėtų kanjonus. Kolektyvinės kūrybos pastatytas tiltas demonstruoja žmogaus gebėjimą nugalėti kliūtis, pasiekti evoliucinį susijungimą, ar ne? Plutonas, būnantis valdovas šio laipsnio, visuomet kalbės apie procesus, kurie reikalauja laiko. Nežinau, parodyk žmogau man tiltą, kuris buvo nutiestas per vieną dieną, vieną naktį, ar tai būtų nubudimo naktis, ar ne? Ar vieną savaitę, mėnesį, ar metus, taip, porą mėnesių, taip, kuriem pasiseka, ar ne? Bet visgi tilto statymas paprastai užtrunka ne vienerius metus. Taigi žmogus kviečiamas ieškoti, ar ne, ieškoti tų vertybių per, ar ne, visą tematiką, kurią simbolizuoja jaučio simbolika, kurios yra tikrosios, ar ne. Tai pavyzdžiui, klausti savęs, jeigu aš šiandien valgau, ar ne, tai aš valgau iš poreikio, kad esu alkanas, ar aš vėlgi tas pats klausimas, ar aš valgau iš silpnybės. Jeigu aš mėgaujuosi sofą, ar ne, ar galbūt televizija, tai aš tai darau iš savo vertybinės skalės, kad man tai yra vertinga, ar aš vėlgi tai darau iš silpnybės. Tai toksai, kaip aš jį galiu pavadinti, kritinis klausimas, kurį galima savo užduoti bemaž kiekvienoj savo veikloje, ar ne, kiekvienam savo žingsnyje, o ypatingai tuose žingsniuose, kurie kartojasi diena iš dienos. Ir toks kritinis savęs paklausimas, jis pagaliau gali išjudinti, ar ne, žmogų, kuris užsisuko į tą patį užburtą ratą ir negali savęs iš tenais iškeldinti.
nors taip nori progreso, nors taip nori kažko kito ir jis jau žino, jis jau manifestavo, ar ne, jis jau žino, ko nori, bet vat yra užsuktame rate ir neranda savo stiprybės iš ten išeiti. Tai po mažą žingsnelį peržint savo dieną, savo laiką, ar ne? Ar aš savo didžiąją dalį laiko skiriu toms vertybėms, ar toms veikloms, kurios yra visgi mano didžiausios vertybės, ar vyksta atvirkštinis procesas, kuomet mano vertybės yra vienokios, o visgi mano laiko sąnaudos yra dauguma jų panaudojamos, vos ne mažiausia, žemiausią vietą vertybinėje asmeninėje skalėje užimančioms vertybėms. O galbūt tai apskritai nėra vertybė, tiesiog silpnybė. Kviečiu pastebėti save ir klausti, ar tai, ką šiandien darau, vyksta iš mano stiprybės, ar tai vyksta iš mano silpnybės. Sąmoningo ir malonaus užtemimų laikotarpio.